Pradėkime šią meditaciją, įsitaisydami patogiai. Raskime tokią poziciją kūnui, kuri nekeltų skausmo, nekeltų įtampos. Nes mūsų pagrindinis akcentas visų meditacijų metu išties yra vidinė realizacija. Yra darbas su sąmoningumu, budrumu, darbas su savistaba. Šis kūnas yra neesminis dalykas. Tad parūpinkime jam poziciją, kurioje jis galėtų nurimti, tapti lengvas. Pozicija, kurioje galėtume užmiršti savo kūną. Kartais pernelyg daug vertės suteikiame išoriniam aspektui, manydami, jog meditacija turi būti tik sukryžiavus kojomis ar naudojant tam tikrą mudrą rankų pirštų poziciją. Tai yra neesminis dalykas. Užmirškime visą tai. Ir pasinerkime į šią kelionę, į savo vidų, į savo tikrąją prigimtį, savęs pažinimo kelionę. Kelionę atrasti amžinybę savyje. Tai, kas mumise yra negimę, nesukurta, nemiršta. Kiekvienas ir kiekviena trokštanti Dievo, trokštanti savirealizacijos, savęs pažinimo, nori tik to. Mums pabodo formų pasaulis, reakcionalumas į visas jas. Norime atrasti amžiną ramybę, tikrą pagrindą po savo kojomis, tikrą stabilumą, tikrą užuovėją. Ir ši užuovėja yra Dievuje, tavo gyvybėje, tavo šerdyje. Uždengta įvairių pojūčių, tarsi debesis dengia saulę. Uždengta nesuvokimo, kas esame. Manome, jog tai, kas yra laikina, esame mes. Ir dėl to, kad mūsų žvilgsnis yra nukreiptas į tai, kas laikina. Ir tai priemam už realybę, už tikrovę. Pametam svarbiausią dalį. Užmirštame, kas esame. Anapus viso to. Tad atsipalaiduokime giliai. Atpalaiduokime šį kūną. Atpažindami, jog šis kūnas, jausmai, protas yra sukabinti lyg grandinės žiedai. Į mūsų kūnas yra įsitempęs ir mūsų protas. Kelis sykius giliai įkvėpkime ir iškvėpdami paleiskime visą įtampą. Pastebėkime, kaip su atsipalaidavimu šioje savistaboje natūraliai mus prasiskverbia erdvė. Tampam atviri šiam momentui. Įtampa, ego protas, susikaustimas, stresas mus uždaro į mažą dėžutę, mažą kambarėlį. Pastebėkime tai, kuomet leidžiame savo paleisti atsipalaiduoti į šį momentą, į šią akimirką. Natūraliai tampame erdvūs, atviri. Pasitikėkime procesu. Kiekvieną meditaciją priimkime lyg kūdikis, lyg vaikas, kuris nežino, kas yra šioji patirtis. Atrasti iš naujo. Taigi paieškokime amžinybės savyje.
Kur atrasti tai, kas išlieka nuolatinio pokyčio vandenyne? Ir pažvelkime į šį kūną. Įvairūs pojūčiai keičia vienas kitą. Vieną dieną jaučiamės kitaip nei buvusią ir šis kūnas nuolat kinta, jo išvaizda kinta. Šis kūnas taip pat nėra amžinas ir jam reikia oro, jam reikia maisto, vandens, kad jo gyvybė būtų palaikyta. Taigi žinodami, jog mūsų prigimtis yra nemari, nesukurta, nekintanti ir nepriklausoma nuo nieko, ji negali būti šis kūnas. Nei kūno pojūčiai, klausa, rega, uoslė, lytėjimas, skonis, nei vaizduotė, vidinė akis. Nes visa tai nuolat transformuojasi ir neišlieka. Tad ištraukime savo pojūčius iš visų šių elementų. Paleiskime įsitikinimą, jog aš esu kūnas. Taip kaip vėžlys, kuris sutraukia savo galūnes atgal į savo šarvą. Ištraukime savo reakcionalumą iš visų šių pojūčių kūne. Giliu atpalaidavimu, giliu paleidimu. Tai nereiškia, jog pojūčiai kada nors išnyks. Kol šis fizinis kūnas yra gyvas, tol nuolat jausime pojūčius. Bet atpalaiduokime šį įsitikinimą, jog tai yra tikra, jog tai yra nenuginčiama. Ir tęskime savo kelionę, ieškodami amžinybę savyje, kaip šio perlo. Vien Dievas yra tikra, kūnas nėra tikra. Tačiau kur yra šis Dievas? Ar jis slypi mūsų jausmuose, emocijose, mūsų išgyvenimuose? Jei mūsų prigimtis yra nesukurta, nekintanti ir nepriklausoma nuo jokios aplinkybės, tuomet ji negali slypėti nei emocijose, nei jausmuose. Išgyvename įvairias jausmo audras savo gyvenime. Kartais juokiamės iki ašarų, kartais skausmingai verkiame ir išgyvename pagiežą, pyktį, liūdesį, sielvartą, pavydą. Ir daugybę emocijų. Taip pat ir džiaugsmą, gerovę, atjautą. Tačiau tai iškyla ir pranyksta. Tai yra laikina. Tai todėl, kad priimame tai kaip tikrą, kaip realybę. Dėl to, jog sutapatinam save su tuo, kas laikina. Neregim Dievo. Neregim Dievo veido, kurio nuoširdžiai ieškome. Tad nors ir mūsų jausmai atrodo nepaprastai tikri, stiprūs, galingi, juose nėra amžinybės.
Jie tai yra dar vienas dangalas, slepiantis šią vidinę saulę. Tad susigrąžinkime savo energiją iš jų. Ištraukime savo dėmesio akis, ištraukime savo pojūčius iš šių jausmų, pasakydami, jog tai nėra tikra. Išties, jie egzistuoja ir tuo pačiu ne. Jie neturi tikro išliekančio pagrindo. Jie yra tarsi miražas dykumoje. Pasirodantys tikri, tačiau neturintys išliekančio pagrindo. Nuolat kintantys. Jose nėra amžinybės, kurios ieškome. Tad ištraukime savo dėmesį iš jų gilių atsipalaidavimo, paleidimo, į šią akimirką, į šį momentą. Atkreipkime dėmesį į protą ir mintis. Ar čia galime atrasti amžinybę? Ir šis mąstymas, šios mintys, jų srautas yra garsus, yra visą užgožiantis. Jei sutapatinam save su mintimis, nepraregėsime, neatrasime amžinybės, neatrasime Dievo savyje. Šiuose mintyse slypi taip pat konstruktas, tam tikra idėja apie save. Aš esu tokio amžiaus, tokio išsilavinimo. Mano pomėgiai yra tokie, asmenybė yra tokia ir panašiai. Ir tai priemam kaip nepaprastai realų, tikrą dalyką. Tai esame mes, aš esu tai. Tačiau nelikime prie šio mažyčio kalėjimo. Esame kur kas daugiau nei tai. Neobjektyvizuokime savęs. Pastebėkime, jog šios mintys, konceptai taip pat neturi amžinybės savyje. Jie yra visi sukurti, priklausantys nuo situacijos, ateinantys, praeinantys. Iš tikrųjų, kai pažvelgime su grynu dėmesingumu į savo protą, kartais ten nerandame nieko. Šis protas viso labo yra daugybė padrikų konstruktų, įvairių minčių, idėjų kolekcija, išgyvenimų, patyrimų, atsiminimai, elgsenų imitacija. Tačiau nelikime kalėjime, nelikime šiame mažyčiame narve. Nesustokime ties protu. Mūsų tikslas yra amžinybė, nesukurtas protas, negimęs, nekintantis, neišnykstantis. Amžinai tas pats. Lygiai tas pats su subtilesniais lygiais, kaip būsenomis. Stebėkime atidžiai ir budriai save, savo psichologiją. Tai, ką patiriame, nesvarbu, kas tai būtų, tam tikra būsena, emocija, jausmas. Ar tai yra nekintantis dalykas? Jei tai kinta laike, ir žinoma tai kinta, atpalaiduokime tai, paleiskime tai. Ištraukime savo vidinį dėmesį iš to.
Ir pastebėkime, jog mumyse yra ši dalis, kuri yra grinoji regėtoja viso to, ką patiriame. Ji yra kaip šviesa, kuri apšviečia visus patyrimus. Tai yra pats sąmoningumas mumyse, be kurio nebūtų šios gyvybės. Ji yra patyrimas, gebėjimas visą patirti. Dar prieš bet kokį vertinimą, bet kokią interpretaciją, bet kokį žodį, konceptą, mintį, ji yra. Visi žodžiai, konceptai ir mintys atsiranda laike, sukuriami proto. Visi jausmai atsiranda vėliau. Visi pojūčiai ir sensacijos atsiranda vėliau. Bet yra mumyse dalis, kuri tiesiog regi šį gyvenimą, tiesiog patiria. Pažvelkime į ją, susitelkime į ją. Ir paklauskime savęs, ar ši regėtoja kada nors kinta? Ne. Kinta tik tai, kas yra išreikštyje, kas yra laike. Ar ši regėtoja yra paveikta kūno pojūčių? Ar mūsų sunkių ar laimingų išgyvenimų, istorijos? Ne. Visi sunkūs, skausmingi išgyvenimai vyko kūne, prote, emocijose, jausmuose. Tačiau ši regėtoja nebuvo ta paliesta. Visi laimingi mūsų išgyvenimai taip pat. Regėtoja išlieka atskira nuo to, nesujudinta. Ar jie kinta laike? Ar jie priklauso nuo laiko? Ar ji yra sukurta, ar ji išnyksta? Visa mūsų gyvenimo istorija yra atmenama proto. Ši asmenybė. Kuomet ši gyvenimo kelionė baigėsi, visa yra pamirštama ir sugrįžta atgal į savo šaltinį, savo ištakas. Atgimti į kitą sapną, kitame kūne. Tačiau mūsų šerdis, mūsų gyvybė, mūsų būties pagrindas niekuomet nekinta. Net ir apsirengdamas kitų kūnų, kitais pojūčiais, kitais jausmais, kitomis mintimis.
Paklauskime savęs, ar šioje regėtojoje yra skausmas, yra neviltis. Ar joje yra depresija, ar joje yra laimė ar nelaimė. Ne, ji yra laisva nuo visų priešybių, nuo viso dualumo, nuo visų jausmų. Ar joje yra vardas, kaip aš esu tokia ir tokia limituota asmenybė, atskira nuo visų kitų. Joje šis kalėjimas sudūžta, nes kas mes iš tikrųjų esame? Aš nesu šis kūnas, nesu šis protas, nesu šie jausmai, nesu ši istorinė asmenybė iš tikrųjų. Esu nemari būtis, neapibūdinama, neišreiškiama. Esu viskas ir esu niekas. Nėra žodžio jai apibūdinti. Ji yra laisvė, laisvė, tikroji laisvė. Ne tokia laisvė, apie kurią protas mano. Šioje nuostabioje prigimtyje esame laisvi nuo proto, nuo asmenybės. Mums nereikia nieko niekam įrodyti. Esame pilni savyje. Tad išmeskime visą susitapatinimą su tuo, kas laikina, kaip iliuziją, kaip melą, kuris mus uždengia nuo tikrosios prigimties. Visa tai, kas laike, turi tarnauti dvasiai. Turi būti integruota į Dievo artumą. Išties ši regėtoja, ši prigimtis, šis negimęs protas yra Dievo dvasia tavyje. Ir dar štai kas. Ši Dievo dvasia tavyje, manyje ir visose būtybėse yra ta pati. Protas, asmenybė, niekuomet nepažįsta vienio. Tai yra daugis, dauguma, pasiskirstimas, pasidalymas. Dievo artumas, žvelgimas į Dievo veidą tavyje, atveria tikrą vienį, pažinimu, patyrimu. Matom, jog už visų šių išreikšties kaukių kiekvienoje būtybėje slypi ta pati tyra, gryna, savaime palaiminga būtis. Neatpažinta, bet esanti pati visų būtybių gyvybė ir pagrindas. Išties, kuomet kaip tas vėžlys sutraukiame savo galūnes į šarvą, į savo vidų ir atpažįstame Dievo veidą savyje. Kuomet mūsų vidinis dėmesys nukrypsta tik į tai, iš išorės į vidų. Kontempliuodami save, regime visą pasaulį teisingai. Matome tuščią dalykų prigimtį,
kiekvienoje akimirkoje, kiekvienam pojūtyje. Įsitverkime į šį atpažinimą. Tegul mūsų daugiau neuždaro protas, ar jausmai, ar kūnas. Visi pojūčiai praeinantys laike. Pažinkime, jog mes esame išties nekintantys. Mūsų prigimtis yra dieviška prigimtis. Sudaužykime visas proto struktūras, visus šios indus, kuriuose save buvom uždarę. Visus savęs tapatinimo su tuo ar anuo indus. Esame nelimituoti. Nebetikėkime niekuo, tik savo patyrimu. Tik savo patirtimi pasikliaukime. Nebetikėkime niekuo savyje įvairių laikinumų. Tai gerai suvokus savo tikrąją prigimtį, ji pradeda integruoti šį gyvenimą į save. Visa yra praryjama Dievo liepsnos. Visa yra regima kaip tuščia ir laikina. Ir tuo pačiu ši prigimtis yra neišsenkanti meilė, besąlyginė, nekintanti, nelyginanti. Apkabinanti save, apkabinanti visą patyrimą, vieno skonio. Apkabinanti visas būtybės, kaip vieną šeimą sąmonėje, atpažindama save visose. Tegul ši Dievo dvasia mus veda. Dievo dvasia tegul perpildo mūsų gyvenimus, nutvieskia savo šviesą. Visi pojūčiai tebūna perimti šios didžios dvasios. Susigrąžinkime savo jėgą, susigrąžinkime savo laisvę iš to, kas laikina, į tai, kas amžina.